Taigi grįžtame TV3 televizijos žiūrovai dar kartelį į Novi Sado miestą. 44-35 po pirmųjų dviejų kėlinių priekyje Serbijos ir Juodkalnijos komanda. Turbūt tikėtina, jog yra Lietuvoje šiandieną sergančių už prancūzus ir manančių, jog Prancūzijos ekipa būtų mums parankesnė ir galbūt netokia galinga varžovė. Tačiau greičiausiai, kad tokiuose etapuose varžovų pasirinkti negali, o tai padaręs gali būti labai skaudžiai nubaustas. Tokių pamokų be jokios abejonės yra buvę daug, ir mums belieka tik tai pasižiūrėti, kuri komanda yra vertesnė būti Lietuvos varžove ketvirtfinalio varžybose. Kol kas tokia komanda panašu yra Serbija, kadangi jie priekyje 44-35 ir po pirmojo kėlinio turėta 5 taškų persvarą, po 2 išaugo iki 9 taškų. Galima palyginti statistinius rodiklius ir didžiausias skirtumas kol kas yra ties 2 taškų pataikymus. Serbai pataikė 8 metimus iš 10. Fantastiškas 80% taiklumas, 3 taškus irgi serbai metė dažniau ir taikliau. 6 taiklus metimai iš 12. 50% pataikymas, tuo tarpu prancūzai pataikė viso labo 2 tolimus metimus iš 9. Jiems įprastas 22% pataikymas šiame Europos krepšinio čempionate. 2 taškus metė prancūzai 53% taiklumu ir kova dėl atšokusių kamuolių. Nežymiai, ją laimi prancūzai 19-16. Abi komandos suklydo po 10 kartų per pirmasias 20 šios dienos rungtynių minučių. Kitose rungtynėse labai keista dvikova vyksta ten po 2 kėlinių. Graikai pirmauja prieš Izraelį rezultatu 25-14. Jeigu, aišku, nemeluoja čia dabar statistiniai rodikliai. Tuose kompiuteriuose, kuriuos matau aš čia prie savo ekranų labai dažnai. Užstringa technika šio Europos krepšinio čempionato metu. Tikėkime, kad iki kol baigsis šios dienos rungtynės sužinosime ir tą kitą rungtynių rezultatų, nors aišku tai mums kol kas nėra pats aktualiausias klausimas. Kur kas aktualesnis yra sužinoti, kaip susiklostys ir kaip pasibaigs rungtynės, kurios vyksta štai čia. Na štai viena iš nedaugelio klaidų, už kurią labai greitai ir labai paprastai nubaudžia 2 taškais Serbijos komanda Antuanas Rigodo ir skirtumas mažėja iki 7, 44-37. Antuanas Rigodo šios dienos rungtynėse yra pelnęs 9 taškus, jis yra rezultatyviausias savo komandoje. 6 taškus įmetė Tonis Parkeris, 5 Mikaelis Želabalis. Serbijos ekipoje rezultatyviausias krepšininkas buvo ir tebėra kol kas Markas Jaričius, 9 taškai, 7 įmetė Dejanas Bodirogas. Sunku pasakyti, ar rimta buvo ta Dejano Bodirogos trauma, gauta antrajame kėlinyje, likus žaisti maždaug 3,5 minutės iki jo pabaigos, tačiau kol kas Dejano Bodirogos aikštelėje nėra. 7 taškus taip pat yra įmetęs ir Igoris Rakačevičius, o tuo tarpu Antuanas Rigodo siunčia kamuolį į krepšį iš 3 taškų zonos ir po jo 5 taško iš eilės skirtumas mažėja iki 4, 44-40 ir nedaug trūksta, kad vėl viskas prasidėtų nuo pradžių. Jaričius, Šepanovičius, Rakačevičius, Radmanovičius ir Rebračia. Toks yra Serbijos komandos penketas šiuo metu aikštelėje. Prancūzai Želabalis, taip pat Mikaelis Pietrusas, Cirilas Julianas, Borisas Diavas, kuris kol kas šiandien neparodė nieko tokio įspūdingo. Ir taip pat Antuanas Rigodo. Dar kartą nepavyksta pralaužti Prancūzijos komandos gynybos serbams. Netaiklus jų metimas, tačiau atkovotas kamuolys, o teisėjas tuo tarpu stabdo laiką. Panašu, kad reikia pavalyti taip parketą toje vietoje, kurioje buvo ką tik nukritęs Željko Rebrača ir tik tai tada bus galima pratęsti šias rungtynes. Mažytė pauzelė, serbai vėl turi 21 sekundę, kurios galėjo ir nelikti, jeigu prancūzijos krepšininkai būtų sugebėję atsikovoti kamuolį po savojų krepšiu. Prancūzijos komandos vyriausiasis treneris Klodas Bergo buvo jūsų ekranuose. Taigi galų gale po tos užsitęsusios pauzės serbai pradeda ataką ir štai jūsų ekranuose statistiniai rodikliai šiek tiek taikliau meta serbai šiandien. Tiek 2 taškus, tiek ir 3 taškus. Ir to šiek tiek pakanka, kad kol kas Serbijos krepšininkai pirmautų 4 taškais. Željko Rebrača netaiklus jo metimas ir dar kartą atsikovojo kamuolį Antuanas Rigodo. O štai dabar tas puolimas, prieš kurį turi labai didelių problemų Serbijos komanda. Jeigu tik prancūzams pavyksta perduoti kamuolį greitai į varžovo aikštės pusę, jeigu pavyksta greitai surasti ten atitrūkusių savo komandos draugų, tuomet labai viskas dažnai baigėsi greitais taškais, o štai tuo tarpu serbai per jėgą bando pralaužti
Prancūzijos komandos gynyba baudos aikštelėje ir antrą kartą nepavyksta iš eilės to padaryti serbams. Nepataiko Antuanas Rigodo, labai norėjo dabar prancūzų kapitonas išvežti savo komandą į priekį. Pašoko visa Prancūzijos komandos ekipa, visi tie atsarginiai žaidėjai nuo suolelio, tikėdamėsi, jog po ilgokos pertraukos jiems vėl pavyks pirmauti. Tačiau bent jau šį kartą nepavyko. 2,5 minutės sužaista ir prancūzams beveik pavyko išlyginti rezultatą. Tik 2 taškai. Igoris Rakočevičius, dar vienas netaiklus metimas. Serbai puola. Nepasakytum, kad labai gudriai. Jau 3 ar 4 kartus jie tiesiog bando prasibrauti vienas po vieną po varžovų krepšiu ir labai retai šiame kėlinyje jiems tai pavyksta padaryti sėkmingai. Na štai dabar jos trumpam gelbėjo Prancūzijos komandos ataka, tačiau matydamas, jog vaizdelis neypatingas, minutės pertraukėlės prašo Želemiras Obradovičius. Čempionatų rėmėjas Švyturys. Čempionate eliminavo Lietuva. Dabar jau suklydę. Prancūzai nesuspėja sugrįžti į gynybą ir Radmanovičius pelno 2 taškus iš po krepšio bei priverčia Prancūzijos komandos trenerius prašyti minutės pertraukėlės. 49-44 serbų naudai. 5 minutės ir 11 sekundžių lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Jūsų ekranuose ne tik serbų krepšininkai, bet ir ta didžiulė minė jų gerbėjų, kurie kol kas yra patenkinti tuo, kaip klostosi šios dos rungtynės ir palaiko savo komandą, nepaisant to, jog serbai buvo įkritę į duobelę ir ta duobelė buvo pavykę pasinaudoti prancūzams. Dabar jau trūktelėjo aikštės šeimininkai ir vėl skirtumas šoktelėjo jų naudai 49-44. Tačiau žaisti šios dos rungtynėse dar labai daug. Žalabalis Antuanas Rigodo, iš jį Igoris Rakočevičius. Pietrusas atgal Diavui. Diavas iki šiol buvo pats rezultatyviausias Prancūzijos komandos gretose. Vidutiniškai pelnydavo šis žaidėjas po 15 taškų per rungtynes. Ir galima sakyti, jog šiandien dar nepadarė to, ką yra įpratęs padaryti aikštelėje. Šis taip pat NBA lygoje rungtyniaujantis Prancūzijos ekipos žaidėjas ir vienas iš jos lyderių. 49-44 ir prancūzų ataka prasidedanti iš naujo. Na dabar patikslintais duomenimis graikai pirmauja prieš Izraelį 45-32. Taigi tikrai buvo užstrigęs turbūt kompiuteris. O tuo tarpu Prancūzijos krepšininkams vėl nepavyksta sumažinti skirtumą. Igoris Rakočevičius pro galinę liniją uždarytas kelias jam. Tačiau sugebėjo išsisukti ir po to netaiklus Vlado Šipanovičiaus metimas. Visi labai laukia, atsistojo dabar serbus ir gali, tikėdamėsi, jog šis metimas galutinai palauš prancūzų komandos spurtą, kurio jie pradėjo šį trečiąjį ketvirtį. Pietrusas stumtelėjo dabar šiek tiek savo varžovą, tačiau rungtynių arbitrai nusprendė, jog viskas vyko pagal taisyklės. Na ir šios dienos rungtynės kol kas yra įrodymas, kad nieko panašaus, jeigu kalbėtumėm apie arbitrų darbą ir apie aikštės šeimininkų palaikymą, kol kas nieko tokio mes kalbėti negalime šios dienos rungtynėse. Rungtynių teisėjai teisėjauja užtikrintai ir yra vienodi abiems komandoms. Štai dar vienas to pavyzdys. Igoris Rakočevičius atsiduria ant grindų ir dabar jau nepatenkintas Antuanas Rigodo, kuris buvo nubaustas pražanga puolime. Tai tas epizodas, kuomet Antuanas Rigodo pažeidė taisyklės ir atėmė iš savo komandos dar vieną šansą bent kiek priartėti prie serbų. Pastariesiems vėl nepavyksta pelnyti taškų ir galų gale atsikovojo kamuolį Antuanas Rigodo. Diavas atgal. Ir Sirilas Džiulijanas. Netaiklus jo metimas. Ir serbai jau dabar greitajame puolime. Rakočevičius 2 taškai ir 51-44. 3 minutės ir 37 sekundės lieka dabar iki kėlinio pabaigos. Sėkmingai pradėjo šį kėlinį, vėl prancūzai yra užstrigę ir jiems vėl reikia ieškoti naujų kelių ir naujų galimybių. Grįžti ruošiasi netrukus į aikštę ir Tonis Parkeris, žaidžiantis šiandieną neįprastai mažai. Na beje, Tonis Parkeris prieš pat Europos krepšinio čempionatą gavo kelio traumą, tuomet buvo kalbama, kad jam užteks tiesiog savaitės poilsio ir gali būti, kad ta savaitė poilsio išėjo ne į naudą. Krepšininkui, kuris buvo prancūzų lyderis 2003 metų Europos krepšinio čempionate, tačiau tame čempionate viskas baigėsi fiasko. Labai atkaklus, labai dramatiškas buvo pusfinalis su Lietuva. Pralaimėjo jį prancūzai ir pralaimėjo po to jau praktiškai nebesugebėjo užtikrintai rungtyniauti kovoje dėl bronzos. Po to dar nusileidė
ir italams. Ir apskritai Prancūzijos komanda nėra laimėjusi Europos krepšinio čempionatuose medalių nuo 1959 metų. Antuanas Rigodo sėdasi ant suolelio ir vietoj jo Tonis Parkeris. Jeigu neklystu, Antuanas Rigodo jau yra ribojamas ir pražangų. O po tarpu dar vienas serbų taiklus metimas iš toli. Vladimiras Radmanovičius, Sietlo Supersonics komandos žaidėjas, pataiko iš 3 taškų zonos ir didina serbų pranašumą iki 9, 54-45, 3 minutės iki kėlinio pabaigos. Tonis Parkeris. Dabar jau reikia ir tų lyderių, kurie gali imtis iniciatyvos. Ir tas momentas prancūzams praktiškai jau yra atėjęs, kadangi dar toliau pasileisti Serbijos komandą būtų pernelyg pavojinga. 54-47 po taiklaus Cirilo Žiljano metimo. Šiandien jis, kaip matėte, pelnė 6 taškus. Igoris Rakočevičius. Dar kartą iš toli meta Serbijos krepšininkai. Šį kartą Igoris Rakočevičius nepataiko ir Borisas Diavas vienas pats. Štai taip. Ir vėl greitas puolimas, jokios pozicinės gynybos serbai pastatyti nesuspėjo. Ir prancūzams toks žaidimas yra labai parankus. Jeigu reikėtų žaisti su Lietuvos krepšininkais prancūzams, manau, kad Lietuvos komandos treneriai išnaudotų štai šį būdą ir neleistų taip rungtyniauti prancūzams. Nenori, aišku, to leisti ir serbai, tačiau karts nuo karto prancūzijos krepšininkams pavyksta. Aišku, ne tada, kai serbai pataiko. Dar vienas taiklus metimas. Ir dar kartą pataiko Vladimiras Radmanovičius. Šiandien pataikęs visus 4 savo tolimus metimus. Ir po dar vieno tritaškio serbai prieki 8 taškais. 57-49. Tonis Parkeris. Atgal. Ir Želabalio metimas iš toli. Atsako taiklių tolimų metimų ir Prancūzijos komanda. 57-51. Minutė ir 30 sekundžių. Minutė ir 25 sekundės. Jau visai nedaug lieka laiko šiame kėlinyje. Kol kas tą, ką serbai išsikovojo per pirmasias 10 minučių, toks rezultatas maždaug ir laikosi. Željko Rebrača, netaiklus jo metimas. Ir prancūzų ataka, kurią dabar prasižengdamas sustabdo Igoris Rakočevičius, matydamas, jog jo komanda vėl nesuspėjo sugrįžti. Tačiau tai yra tik tai trečioji komandinė Serbijos pražanga. Taigi baudų metimai nebus metami. Gerokai pavargęs atrodo Igoris Rakočevičius. Jam kliuvo nemažas krūvis, jeigu priekinės linijos žaidėjai gana dažnokai keičiasi Serbijos komandoje, tai gynėjams krūvis yra didesnis. Jo labiau, kad kol kas nepanašu, jog šiandieną galės grįžti į aikštę Dejanas Bodiroga. Ir prancūzai irgi turi rimtą problemą. 4 asmeninės pražangas turi Antuanas Rigodo. Ir dabar jis priverstinai sėdi ant atsarginio žaidėjo suolelio. Taigi prancūzai. Varžovo aikštės pusėje Tonis Parkeris tarp 3 krepšininkų ir sugeba įveikti visą Serbijos komandos gynybą vienas. 57-53. Likus žaisti 43 sekundės iki kėlinio pabaigos. 4 taškai. Ir jau dabar galima drąsiai sakyti, jog per pirmosius 3 kėlinius šiandieną dar nieko neaišku. O dabar Cirilas Žiljanas prasižengia. Nors ir bando pademonstruoti Cirilas Žiljanas, jog stovėjo tiesiog iškėlęs rankas ir niekaip kitaip netrukdė Marko Jaričiui. Dar kartą jūsų ekranuose Radmanovičius. Taiklus vienas iš 4 tolimų metimų šios rungtynėse. Frederikas Vysas ruošiasi sugrįžti į aikštę. O jis keičia Cirilą Žiljaną, kuris taip pat prasižengė 4 kartą. Taigi Prancūzijos komandoje nuostolių daugėja. 2 pagrindinio 5 krepšininkai dabar negali rungtyniauti. Jie be abejo sugrįž kažkurio momentu 4 kėlinyje. Tačiau visą laiką bus priversti galvoti apie tai, kad sekanti jų pražanga jau gali būti paskutinė. Ir ne tik tai šios dienos rungtynėse, bet ir šiame 2003 metų, tai yra 2005 metų Europos krepšinio čempionate. Netaiklus metimas, taigi 4 taškai, 57-53. Ir Tonis Parkeris vėl greitai ir vėl problemos serbams. Dabar pražanga Milanui Gurovičiui. Ir tai tik tai dabar serbai prasižengė 4 kartą šiame kėlinyje. Tačiau Prancūzijos krepšininkai dabar turi dar daug laiko, 30 sekundžių savo atakai. Ir jau žino, jog varžovai
yra surinkę 4 komandinės pražangas. Dijavo metimas netaiklus ir vėl atsikirta visa Prancūzijos komanda. Išskyrus Tony Parkerį, kuris ne tik tai suspėja sugrįžti, bet ir išmuša be pražangos kamuolį iš Milano Gurovičiaus rankų. Ir dabar tas epizodas leidžia prancūzams laikyti kamuolį iki pat kėlinio pabaigos. Švilpia serbus ir galiai. 13 kamuolių prarado šiandien prancūzai, 12 kartų suklydo Serbijos krepšininkai. Na, štai ir dabar ta situacija, kurioje pasiteisina tada uždirbta Parkerio pražanga, kuri buvo 4, kadangi šį kartą sėkmingai sužaidęs Tonis Parkeris jau stos prie baudų metimo linijos. Nenadas Kirstičius prasižengia ir jam yra įrašyta 3 asmeninė pražanga. 3 pražangų Serbijos komandoje daugiau neturi nei vienas krepšininkas. Tonis Parkeris 8 taškai ir pusė iš jų nuo baudų metimo linijos. Pataiko ir šį. Tonis Parkeris prieš tai buvo prametęs visus 3 baudos metimus. Šiandien Tonis Parkeris kol kas juos meta be klaidų. Ir įsiminė tas prasiveržimas prieš 3 serbų komandos žaidėjus. Nu, štai antrąjį metimą prameta Tonis Parkeris. Serbų paskutinysis metimas dar buvo net tiek jau ir toli tikslo, nepaisant, kad ir iš labai toli. Taigi po 30 minučių 57-54, 3 taškų Serbijos ir Juodkalnijos komandos persvara. Krepšinio pergalės. Transliacijų rėmėjas Švyturys. Taigi prasidėjo 4. ir lemiamas kėlinys, lemiamas abiems komandoms. Viena iš jų keliauja toliau į ketvirtfinalį, kita iš jų baigia kovą dėl ne tik medalių, bet ir dėl aukštesnių vietų. Ir turbūt pati didžiausia sensacija būtų, jeigu ta komanda taptų Serbijos ir Juodkalnijos ekipa, kuri vadina save Europos krepšinio komanda. Ir iš tikrųjų Serbijos krepšinio rinktinė palaiko gausus sirgaliai, jų daug ir nepaisant to žaidžia nesirgaliai. Nepataiko Milanas Gurovičius iš 3 taškų zonos, po to Parkeris jau savame amplua. Būtent taip reikia rungtyniauti Toniui Parkeriui, norint išvengti kietos gynybos pozicinėme puolime. Pralaužti tą serbų gynybą prancūzams sekasi kur kas sunkiau. Greitos atakos jiems lengvina gyvenimą. Kitose eliminacinėse rungtynėse graikai pirmauja prieš Izraelį rezultatu 51-41, o čia iš serbų pranašumo neliko nieko. Prancūzijos komanda po paskutiniojo Parkerio dvitaškio išsiveržė į priekį ir pirmauja rezultatu 58-57. Lieka nepilnos 9 minutės. Nenadas Kirstičius dabar priverčia prasižengti Frederiką Visą ir Nenadas Kirstičius stos prie baudų metimų linijos. Kirstičiaus sąskaitoje šiandien 8 taškai. Nepataiko baudos metimo Nenadas Kirstičius, rezultatyviausias kol kas Serbijos komandoje yra Vladimiras Radmanovičius, 14 taškų ir 4 taiklus metimai iš toli iš tiek pat bandymų. 12 taškų pelnė Markas Jarečius, 8 Nenadas Kirstičius, kuris dabar įmeta ir 9. Prancūzijos komandoje 13 taškų yra įmetęs Antuanas Rigodo. Tonis Parkeris pelnė 11. 9 yra pridėjęs Mikaelis Želabalis, o Boriso Dijavo sąskaitoje 6 taškai. Parkeris veržiasi ir priverčia prasižengti. Na, štai čia pagaliau sugrįžęs į aikštę Dejanas Bodiroga. Sunku pasakyti, ar grįžo jis tik tai tam, kad pademonstruotų, jog rungtyniaus ir toliau šitame Europos krepšinio čempionate. Ir sunku pasakyti, ar ta jo trauma nėra rimtesnė negu atrodo. Savame suprantama, medikai turi įvairiausių priemonių, tačiau net ir su vaistais sužaidus gali po to viskas atsiliepti. Na, bet tai jau turbūt paaiškės tik tai po keletos artimiausių dienų. Ir tik tai tuo atveju, jeigu serbai rungtyniaus toliau, pataiko prancūzijos krepšininkai iš 3 taškų zonos. Taiklus dabar buvo Mikaelis Želabalis ir po jo metimo prancūzijos komandos persvara didėja iki 3 taškų. 61-58. 8 minutės ir 12 sekundžių iki 4 kėlinio pabaigos. Gurovičius prieš tai nepataikė iš šios vietos, nepataiko ir šį kartą. Labai norėjosi serbams susigrąžinti, tai yra bent jau išlyginti rezultatą, tačiau nieko nepavyko nuveikti serbams, o dabar Tonis Parkeris rungtyniauja jau vis dažniau ir dažniau, imdamasis iniciatyvos pats. Tiesa, štai šį kartą jo metimas buvo netaiklus. 61-58. Prancūzijos komanda sugebėjo po ilgokos pertraukos vėl išsiveržti į priekį ir padaryti tai jau 4 kėlinyje. 9 sekundės serbo atakai. Dejanas Bodiroga ir dar vienas netaiklus Serbijos komandos metimukas
Prancūzai priekyje prieš Serbijos ekipą 2 taškais, 68-66. Ir Prancūzijos komandos ataka, kuria lieka tik 2 sekundės. Pietrusas iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas. Tačiau atkovoja kamuolį. Kitas Pietrusas, tai yra Floranas, ir prancūzai turi dar vieną šansą. Atsistoja ir labai emocingai palaiko savo krepšininkus. Atsarginio žaidėjo krepšininkai, o štai dabar stebuklingai žaidžia Tonis Parkeris, užvedinėja visą savo komandą ir rodo pavyzdį, kaip galima rungtyniauti prieš Serbiją net ir jų pačių arenoje. Tylu prieš Željko Obradovičiaus paprašytą minutės pertraukėlę, nes serbai atsilieka 4 taškais, o lieka tik tai 2 minutės. Lygiai 2 minutės iki 4 kėlinio pabaigos. Tonis Parkeris pataikė prieš tai 2 taškai ir šiandien jis žaidžia sėkmingiausias rungtynes Europos krepšinio čempionate, nors, sakykim taip, jo, tie pelnyti 13 taškų šios dienos rungtynėse yra toli gražu ne pats įspūdingiausias rezultatas, kokį jis yra įpratęs demonstruoti, tačiau būtent po Tonio Parkerio 2 taško dabar prancūzai turi jau šiek tiek solidesnę persvarą, bent jau tokią, kad serbai prancūzų šios atakos metu pasivyti negali. Deinas Bodiroga. Perdavimas, kurį išskaitė dabar prancūzijos krepšininkai. Tiesa, kamuolys lieka serbų rankose, bet jų atakos laikas sutrumpėja jau tik tai iki 10 sekundžių. Rakoševičius, jo metimas iš vidutinio nuotolio taiklus ir 68-70. Likus minutė ir 38 sekundėms iki kėlinio pabaigos. Na, dabar triukšmas be abejo didės iki maksimumo. 70-68. Prancūzų ataka. Įmetus būtų galima vėl šiek tiek lengviau atsipūsti prancūzams, neįmetus. Na, tos variantas jau nebetinka, kadangi prancūzijos krepšininkai sugeba pelnyti taškus. Floranas Pietrusas pataiso Tonio Parkerio metimą ir vėl prancūzijos krepšininkai priekyje 4 taškais, 72-68 ir vėl serbams reikia vytis. Markas Jaričius, Dejanas Bodiroga iš 3 taškų zonos, pataiko Dejanas Bodiroga. Ir tuo tarpu rungtynių arbitrai fiksuoja pražangą, jeigu neklystu, Igoriui Rakočevičiui. Igoris Rakočevičius. Ne, vis dėlto Nenadas Kirstičius prasižengė ir tai buvo 5. Nenado Kirstičiaus pražanga, tačiau 3 taškai yra įskaitomi. Taigi, Prancūzijos komandos persvara. Dabar jau tik tai 1 taškas. Ir vėl ne kas kitas, o Dejanas Bodirogas sugebėjo pataikyti tada, kada labiausiai reikia. Tiesa, dabar prancūzams galima pelnyti taškus kiek lengviau nuo baudų metimo linijos. Floranas Pietrusas prieš tai pataikė abu baudos metimus. Dabar dar 2. Turbūt dar svarbesni nei tie, kurie buvo prieš tai. Ir kamuolys skrieja pro šalį. Serbus ir galiai triumfuoja. O Željko Obradovičius rodo, kokį derinį reiks atlikti. Jūsų ekranuose ir Džordževičius, ir Danilovičius, ir Divacas. Visi serga už savo komandą. Ir šiandien dar kartą serbams tenka žaisti nervingose ir atkakliose rungtynėse, kuriuose kol kas dar neaišku, ar pavyks jiems išsikapstyti. Prasideda paskutinioji 4 kėlinio minutė. Markas Jaričius, Igoris Rakočevičius. Gurovičius po krepšių Željko Rebračiai, nusistumia Željko Rebračia ir yra baudžiamas pražanga puolime. Be jokios abejonės, Željko Rebračia dabar kūnu bandė savo atsidaryti kelią link krepšio ir nėra jokių abejonių, jog pražanga buvo jam. Dar kartą jūs ekranuose tas epizodas, štai su pečiu tiesiai į savo varžovą. Pietrusas guli ant grindų, tačiau jau girdi, kaip rungtynių teisėjas fiksuoja pražangą ir triumfuoja. Na dabar be jokios abejonės dar viena ataka, nuo kurios labai daug kas priklauso. 73-71 Prancūzijos komanda priekyje 2 taškais ir turi kamuolį savo rankose. Ir tas kamuolys patikimose rankose kol kas. Tonis Parkeris pradeda prancūzų ataką. Ir pražanga. 2 baudos metimus mes dabar. Tonis Parkeris pasižengė Željko Rebračia. Tai yra 3. Željko Rebračios pražanga.
Parkeris, atsiprašau, Borisas Diavas stoja prie baudų metimų linijos ir nepataiko. Nu štai taip, komplikuojasi savo padėtį patys prancūzai. Prieš tai nepataikė vieno baudos metimų, skirtumas dabar sumažėjo iki 2 ir dabar po antrojo netaiklaus metimo serbai jau gali pasivyti, o galbūt net ir aplenkti Prancūzijos komandą. Na, pažiūrėsim. Jeigu skaičiuotumėm teoriškai, dabar turėtų būti ši ataka paskutinė serbams, o sekanti paskutinė prancūzams. Taigi, šansų turi abi komandos. Rotačevičius. Atgal Milanas Gurovičius iš 3 taškų zonos, jo metimas netaiklus ir Antuanas Rigodo. Išsilaikęs kol kas aikštelėje su 4 asmeninėmis pražangomis atkovoja kamuolį ir serbai yra priversti pažeidinėti taisyklės jau priverstinai, kadangi laiko lieka jau tik tai nepilnos 16 sekundžių. 2 baudos metimus mes Antuanas Rigodo ir jeigu juos pataikys serbai kitos atakos metu negali pasivyti prancūzų, bet aišku, tuos metimus dar reiks pataikyti. Minutės pertraukėlę. Beveik 16 sekundžių lieka iki 4 kėlinio pabaigos ir Serbijos komanda antroje rungtynių pusėje rungtyniavusi prašiau, susikomplikavo savo situaciją dabar iki labai rimtos padėties, kadangi prancūzai turi 2 taškų persvarą ir dar turi galimybę mesti 2 baudos metimus. Antuanas Rigodo puikiai supranta, kiek daug nuo tų baudos metimų priklauso. Švilpė serbus ir gali, Antuanas Rigodo meta pro šalį. Serbai vėl turi šansą, jau kitos atakos metu. Netaiklus Antuano Rigodo metimas ir tai yra jau 4. netaiklus prancūzų metimas per pastarąsias kelias minutės. Jeigu būtų pataikę prancūzijos krepšininkai baudos metimus, tuomet situacija jiems būtų jau dabar kur kas ramesnė ir kur kas užtikrintesnė. Dabar prancūzams reikia apsiginti nuo serbų tritaškio. Viskas arba nieko, prasižengia prancūzijos krepšininkai ir daro labai išmintingai, kadangi dabar Markas Jaričius stos prie baudų metimų linijos ir bus priverstas mesti 2 baudos metimus, o jie serbų problemos jokių būdų neįsprendžia. Dabar prancūzijos komanda prašo minutės pertraukėlės. Geriausi CSI kriminalistai tyria sudėtingiausias bylas. Mėsinės maltuvėje rasta žmogaus ranka. Taip pat kas slepia sutrikusios merginos savižudybė. Ar tėvai gali būti prie to prisidėję? Naujas tyrimas prasideda trečiadienį 21:35 per TV3. 10 sekundžių lieka iki šio kėlinio pabaigos. Dramatiškose rungtynėse Serbijos komanda pralaimi 4 taškais, mes 2 baudos metimus ir po to turės padaryti stebuklą per tas likusias 10 sekundžių, sugebėti prasižengti ir dar kartą pelnyti taškus. Na, pažiūrėsim, viskas kaip susiklostys, netrukus nereikia turbūt nieko ir prognozuoti. Željko Obradovičius. Na, turbūt neturės jokių pasiteisinimų šis treneris, jeigu Serbijos komanda pralaimės. Iš jos visi tikėjosi tik tai medalių ir net ne bet kokių. Nei bronza, nei sidabras būtų netinkamas variantas Serbijos komandos fanams ir krepšinio aistruoliams. Tuo tarpu dabar kol kas Serbija ir Juodkalnija. Šios komandos rinktinė yra tokioje situacijoje, kad gali apskritai iškristi ir atsisveikinti su šituo Europos krepšinio čempionatu, patirdami dar vieną fiasko. Serbai yra vis dar pasaulio čempionai iki kito pasaulio čempionato, kuris vyks Japonijoje ir tai yra kol kas vienintelis titulas, kurį jiems pavyko išlaikyti. Nei Europos krepšinio čempionate, nei olimpinėse žaidynėse. Serbai nenuveikė pastaraisiais metais nieko, o dabar dar nepataiko nuo baudų metimų linijos Markas Jaričius ir situacija serbų darosi dar kritiškesnė. Netaiklus ir antrasis metimas, atsikovoja kamuolį Serbijos komanda. Ir dar viena greita pražanga, prancūzijos krepšininkai vėlgi suteikia papildomą šansą serbams. 5 Antuano Rigodo pražanga ir viskas bus gerai prancūzams, jeigu nebus pratęsimo šios dienos rungtynėse. 5 pražanga leidžia dabar sumažinti laiką iki 4 kėlinio pabaigos jau iki 6 sekundžių. Antuanas Rigodo tempia laiką, lyg tai dabar būtų sužinojęs, jog prasižengia 5 kartą. Palaukia, kol galės į aikštę grįžti Diavas. Na, o tuo tarpu Željko Rebro čia nervingai laukia
kol jam rungtynių arbitrai leis vis dėlto mesti 2 baudos metimus. Nepataiko ir Željko Rebra čia nuo baudų metimų linijos. Na ir dabar jau serbų komandai tikrai reikia jau net nemažo, bet didžiulio stebuklo. Antrasis metimas. Netaiklus. Atkovojo kamuolį, atrodo, Prancūzijos komanda. Kamuolys šokinėja. Ir dar kartą nepavyksta atsikovoti kamuolio Prancūzijos krepšininkams po savojo krepšių. Lieka, jeigu tiksliai, minutė yra 1 sekundė ir 4/10. O serbai įgyja šansą dar vienam metimui. Vladas Ščepanovičius pasirodo aikštėje, be abejo suleidžia ir Vladimiras Radmanovičius suleidžia visus snaiperius. Dabar Željko Obradovičius ir per tą minutę ir 40 sekundės serbai mėgins mesti iš 3 taškų zonos. Kito varianto jie neturi, tačiau šansą šiokį tokį turi. Taigi, išmuštas kamuolys ir išmuštas per tokį laiką, kad praktiškai net nesutiksėjo ne 1 sekundė, taigi lieka tos pačios sekundė ir 40. Tai per to, ant tokio bedugnės krašto dabar Serbijos komanda. Ir dar kartelį. Jų bandymas mesti iš 3 taškų zonos. Vladas Ščepanovičius metimas netaiklus. Ir Serbijos komanda atsisveikina su šituo Europos krepšinio čempionatu. Neįtikėtina. Serbai baigė savo pasirodymą. Mirtina tyla 8000 talpinojančioje Novi Sad arenoje. Na ir sveikinimai tiems, kurie labai bijojo žaisti su Serbija ketvirtfinalyje. Lietuvos krepšininkai prarado galimybę nukalti serbus jų pačių širdyje, tai yra Belgrade. Turbūt nieko nėra malonesnio, bet teks dabar galvoti, kaip kautis su prancūzais. Gerai yra tai, jog jie išeikvojo daug jėgų šios rungtynėse, turi tik tai 1 dieną